Iš artimų ir tolimesnių kampelių susirinkęs, pasiruošęs daina, muzika ir žodžiu pagarbinti būrų dainių Donelaitį. Pats laikas, nes jau laukus orai drungnė gaivindami glosto, o krūmai su šilais ir visos žolelės seniai prisikėlė. Vis lap pilkais išlindo vasarą sveikint. Taip ir mes, ilgai nelaukę, gaspadoriškai besidairydami ir svečiams besiklonodami, pradėkime savąją pagarbinimo giesmę. Ant saulelė vėl nuo mūsų atstodama rytas. Taip ir šiandien, ko gero, bus įspėtų rūpestingasis Kristijonas Donelaitis. Šiemet sukanka 300 metų, kai gimė didis poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Dauguma jau mokykloje susipažinome su poeto garsiausia metų poema Metai, pasakėčiomis ir kitais kūrinėliais. Tačiau, ar visi žinome, kad šis žmogus gyvenęs prieš 300 metų buvo ypatingo talento asmenybė? Gebėjo skaityti ne tik gimtąją lietuvių, bet ir lotynų, hebrajų, prancūzų, vokiečių bei senovės graikų kalbomis. Ir kol žiema neužklojo balto patalo, reiškia, dar galima pasidžiaugti. Džiaugtis tuo, kad pabaigti rudens darbai ir atėjo pats metas susibėgti į tradicinę šventę rudens palydėtuvės. Tai šventė, kur galima pasidžiaugti savo ir kaimynų sunkaus, bet gražaus ir prasmingo darbo vaisiais. Drauge užtraukti dainą, pašėlti šokių sūkuryje. Taigi sveikinu visus susirinkus į tradicinę, jau 14-ąją rudens palydėtuvių šventę, į kurią sugužėjo Veisiejų krašto žmonės ir garbūs svečiai, kuriuos dabar mielai jums ir pristatysiu. Svečiuose pas mus yra Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salakta. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojas Arūnas Bacevičius. Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėjas Rytis Saladinskas. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nariai, taip pat Punsko delegacija, vadovaujama Viršaičio Vytauto Liškausko. Ir žinoma, mūsų gerbiami ir mylimi verslininkai Birutė ir Petras Jurkevičiai. Dabar mikrofoną noriu perduoti Veisiejų seniūnui Zenonui Sabaliauskui. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti, kad mes ne tik miestelio žmonės susirinkam į šią šventę, o ir kaimų bendruomenės. Tad norėčiau labai pasidžiaugti ir mūsų krašto seniūnaitijomis, kaimais, nes ten gyvena šviesų žmonės, kuriems ne tas pats, kas vyksta jų kaime, ne tas pats, kas vyksta seniūnijos centre, Veisiejuose, todėl mes jau čia matome ne tik paprastą darbo dieną, bet ir švenčių metu. Taigi labai džiaugiuosi, kad Varnėnų bendruomenė, Varnėnų seniūnaityje, tai galėtų būti pavyzdys, aš manau, ne tik mūsų kitoms bendruomenėms, bet aš manau visam rajonui, kaip jie sugeba tvarkytis, tiesiog tolimiausiai nutolę nuo Veisiejų, o yra mums artimi ir labai džiaugiuosi, kad šiemet po seniūnaičių rinkimų, žinia, jie buvo metų pradžioje, ten pradėjo seniūnaičio pareigas eiti jaunas Kęstutis Gausa,
taigi ir jo dėka, bendruomenės pirmininko Žydrūno Rutkausko dėka ir žinoma visos darnios bendruomenės dėka Varnėnai neatpažįstamai keičiasi. Todėl noriu padėkoti, naudodamasis progą, visiems bendruomenių pirmininkams, nariams, aktyviems ir be abejo seniūnijos pagalbininkams, seniūnaičiams. O ruošdamasis čia kažką tai pakalbėti, prisiminiau žmonės, kurie visiems vadovavo. Tai kiek aš prisimenu, tai noriu tuos paminėti, bet jūs tikriausiai viseliečiai, vyresni viseliečiai dar kai ką prisiminsit. Tai pirmiausiai prisiminkim, kad tai, ką mes šiandien turime, tai be abejo ir tų žmonių visėjų vadovų nuopelnas. Tai pirmiausiai norėčiau padėkoti Juozui Rutkauskui, su kuriuo 13 metų kartu dirbo. Dažniausiai visi prisiminat, kad prieš Juozą dirbo Jonas Sidaraičius, kuris iš tikrųjų labai daug padarė tvarkydamas želdinius visėjų, jeigu prisiminat. Amžinatilsį Algį Petrauską, taip pat visėjų meras. Jeigu ten kiti buvo, taip meras, visėjų meras. Vytą Markevičių, Rolandą Butkų, Teresę Gretnikinį. Ir dabar tik Vaikšnorio vardo neatsimenu. Kas prisimenu? Alfonsą Vaikšnorą. Aš tiek prisimenu. Merų, bet žinau, kad prieš kur buvo, man sakė, kad ir Liepas centre tai sodino tikrai dar prieš merą Vaikšnorą. Kažkas ten buvo irgi vadovavo. Aš prisimenu šituos, kaip matote, laikas tai greitai bėga. Jau aš matyt senas, kad tiek vadovų prisimenu. Taigi visiems dėkui. Na, o dabar tai pirmiausiai noriu aš padėkoti jums visiems, kurie čia šiandien susirinkote. Kadangi metai vienaip ar kitaip eina į pabaigą, noriu palinkėti visiems jums geros kloties, jūsų šeimoms. Būkime čia visėjuose ir bus tada gera gyventi, jei būsim visi patriotai. Saugokit save. Tradiciškai mes dėkojame žmonėms, kurie dirbdami savo darbą arba atlikdami visuomeninę veiklą visėjuose nusipelno padėkos žodžių. Jie be abejo dirba ne dėl to. Tikrai ne dėl to, bet aš manau, kad jiems malonu, kad mes juos prisimenam. Tai prie padėkų, žinokite, bus ir tam tikrų dalykų. Čia štai matote yra dovanų. Dovanų atvežė ir meras. Nežinau, jūs ten gal pats savo teiks, bet žaliuose krepšeliuose tai dovanos tiems, kuriuos apdovanosiu aš. Ir štai čia tuose mažuose krepšeliuose taip pat yra dovanos visiems šiandien, kuriuos apdovanosime. Tai yra mūsų neįgaliųjų studijos Kuparėlis moterų darbai. Padėka Ilonai Bartuškevičiūtei, Veisiejų gimnazijos 4 AG klasės gimnazistai. Už iniciatyvumą, kūrybiškumą gimnazijos mokinių tarybos veikloje bei atstovavimą gimnazijai, rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Paplojimai Šiaurė Ilonai. Tai padėka Marytei Mikalonienei Santarvės gatvės gyventi už gražiausiai puošiamą Veisiejų miesto balkoną. Padėka Rolandui Čiakui, Veisiejų girininkų, už Veisiejų seniūnijos miškų saugojimą ir puoselėjimą bei jaunųjų miško bičiulių globą. Na ir dar seniūno padėka Neringai Matulevičiūtei, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos 5 grupės gimnazistai, už nuoširdų Veisiejų krašto etnokultūrinio paveldo puoselėjimą. Tokie nedideli filmukai jau tapo veisiejiečių tokio gyvenimo neatskiriama dalis. Taigi labai norėčiau, kad jūs internete susirastumėte Veizolo studiją, įsivadinkit ir ten Rimo Vaičiulio filmukai ir kad jūs susidomėtumėte, mes šiandien norėsime 3 nedidukus tuos filmukus parodyti. Na, o dabar labai aš dėkingas esu Romualdui Jonui Vaičiuliui už Veisiejų vardo garsinimą, panaudojant šiuolaikinės technologijas. Rimai, sveikinu.
Taigi kviečiu visus žiūrėti į ekraną. Autorius Romualdas Jonas Vaičiulis. Delegacinės Viršaitė, tarybos nariai, svečiai, veisiečiai. Malonu dalyvauti jūsų tradicinėje šventėje, matyti jūsų nuotaikingus veidus ir seniūnas Zenius labai daug kalbėjo, atrodo, kad praktiškai viską pasakė. Tai mes su juo iš tiesų daug kalbame, tarėmės ir matyti pačią dalyką aš tik minėjau, kad tam tikrų reformų čia padaryta Veisiejų seniūnijoje, tai jisai dabar vienintelis vadovas čia yra ir nėra privaldystinis. Ir dar gera žinia, kad jau antrą kartą kitas minus nešnekės, tai trumpiau čia būsimai salė. Irgi gerai, tai iš tikrųjų šnekė apie šaligatvius, apie kitus dalykus, kuriuos tai, aišku, mūsų taryba pakankamai ūkiškai yra ir viso eiliškumo taip yra numačiusi, nes daug darbų buvo atliekama po žemę. Ir mes nenorėjome užbėgti įvykiam už akių, kad pirmia padarai šaligatvius, paskui darai kanalizaciją ir vandentiekį. Tai darėm viską po žemė ir artimiausiu metu bus ir šaligatviai ir tikrai už Merkinę mes atrodysime gražiau. Iš tikrųjų, tai matosi Veisiejai tikrai dabar gražiau atrodo už Merkinę, nes čia daug yra dalykų, kuriuos darome kartu iš ES lėšų ir mums lėšų tikrai pavyko daug laimėti, daug dalykų Veisiejuose yra padaryta, puikiausiai tą matote ir žinote. O Veisiejų kultūros namai galbūt ir šiandien dienai daryti, jeigu ne Veisiejai turėtų labai gerą istorinę praeitį, nes galvantiniai tyrinėjimai, kurie sustabdė darbus, rado krosnį, kurie atrodo į 10-tuką Lietuvoje, kol kas konservuota yra, bet ateityje mes turime ūkystę projektą, kad daryti, atidengti ir parodyti prieš porą šimtmečių ar trejetą šimtmečių, kaip tai buvo daromi kokliai, plytelės, kad būtų lankytinas objektas, nes kai visi yra Venecija ir čia turistai tikrai maloniai apsilanko. Iš tikrųjų buvo paminėta Barčiai, dabar, aišku, tai išrinkinis laikotarpis, tai čia galima visko bus išgirsti, nes jau girdžiu sako po rinkimų, vienas atstovas sako, kad užtek šviesas. Tai aš galiu pasakyti aiškiai, nes ne po rinkimų, kad padarysime tam artimiausiu metu, bus uždegtos šviesos ir degs dar prieš rinkimus. Po rinkimų bibliotekininkė bus, galiu pasakyti, kad jį bus dar prieš rinkimus Barčius. Tai seniūnas pasakė, iš tikrųjų gyventi ir manau, kad bus daug daugiau dalykų dar padaryta. Ir ką reikia daryti, kad Veisiejai nesiliktų nuo Lazdijų, aš galvoju, jie seniai Lazdijus aplinkui. Daug geresnės sąlygas. Visom turizmo požiūrių ir panašiai. Kažkada man teko lankytis Barcelonoje ir pamatyti fontanus. Ir tada aš paskui bus fontanai, Veisiejuose jie yra. Tai aš lankiausi Augustave, čia dar visai ne, Augustavas tik čia pat. Tai labai daug turistų atvažiuoja Augustavą, bet Augustave dalis tikrai atvažiuoja čia. Tai mūsų užduotis, kad tai turistai judėtų ir į mūsų kraštą. Ir kas yra Augustave, ką aš mačiau, tai yra vandens slidinėjimo trasos. Tai mes jau esam praktiškai suprojektavę, paruošę, ir tas bus įgyvendinta, ir Veisiejuose bus vandens slidinėjimo trasų. Tai iš tikrųjų noriu padėkoti visiems veisiečiams. Aš žinot ko pavyzdžių, kad veisiečiai labai vieningi yra. Visos įstaigos, įmonės, bendruomenė eina viena kryptim. Vieni kitiem padeda, daro, organizuoja, tai tikrai labai pasiekia daug rezultatų, su kuo norėčiau jūs ir pasveikinti, kad šita situacija tęstųsi ir tokiu būdu tikrai galima bus padaryti labai daug palaikymas tarybos, aš manau, buvo ir bus. Aš tikiu, kad ir po rinkimų bus gera taryba. Tai linkiu po geriausios kloties veisiečiam, sėkmės čia gyvenant ir dirbant. Ir vis tiek Veisiejai yra geriausia Lazdijų krašte ir ne tik. Nuoširdžiai padėkoti VŠI Lazdijų kultūros centro Veisiejų kultūros namų darbuotojai Ramutei Petrauskienei už nuolatinį rūpinimąsi Veisiejų kraštovaizdžio puoselėjimu.
padėka skirta Vystytojų technologijos ir verslo mokyklos bendrabučio auklėtojai Aldonai Plečkaitienei už jaukių gyvenimo sąlygų sudarymą ne tik mokiniams, bet ir visiems svečiams. Nuoširdžiai norėčiau padėkoti Veisiejų ambulatorijos laborantai Daivai Panavičienei už ilgametį nuoširdų darbą ir rūpestį Veisiejų krašto žmonių sveikata. Istorijos mokytojai metodininkui Nijolei Goberytei už mokinių pilietinio sąmoningumo ugdymą, tautinių vertybių puoselėjimą ir pilietinių iniciatyvų skatinimą. Nuoširdžiai dėkoju Veisiejų seniūnijos Šaltinionio seniūnaitijos seniūnaičiui Rimui Paliučiui už pagalbą seniūnijai ir gražias iniciatyvas tvarkant Veisiejų miestą. Čia yra Punsko delegacija, Viršaitis yra. Aišku, rinkimai jiems niekam nebuvo baisus, bet sekmadienį vyks rinkimai, tik aš noriu palinkėti geros kloties, sėkmės, kaip Viršaitis toliau vadovautų ir mes daug projektų turėtume. Už gražius žodžius, už gražius palinkėjimus. Čia du kaltininkai turi ateiti prie manęs dėl to, kad šitie vyrai nekandiduoja jau. Norėjau atsisveikinti ir sakiau aš jiems, kad jau kitus metus rudenį aš jų nepaimsiu, nes aš žadu laimėti. Mes turim čia pažįstamų, tai tvarkyčiau kokį būtų. O kadangi jau esam trijais ir čia, tai visų pirma norėtum padėkoti jums Veisiejiečiai labai už nuoširdų priėmimą. Visada mes jaučiamės kaip namuose ir žinau, kad mes turim jūse draugus, brolius ir jau ne vieną kartą sakiau, kad tikrai Veisiejai tai mums broliai. O labai džiaugiamės, kad yra pasisekimų įvairių, dėl to, kad jau matosi, kaip Veisiejuose daug dalykų yra gerų padaryti ir dar bus tikrai daugiau padaryta, tai labai džiaugiuosi tuo. Ir man atrodo, kad mes čia atvažiuosim ne tik baliavot, bet ir pailsiaut. Jeigu bus ir slidinėjimas vandens ir kitai atrakcionai, tai labai džiaugiamės. Nematau Juozo Rutkauskio. Mes labai norėjom padėkoti Juozui už bendradarbiavimą. Yra žmona, taip? Tai mes prašom nors žmoną Juozo. Zenius yra ir bus. Ačiū tavo dėmesį. Gražas merginos Punsko. Kadangi kasmet yra bendri stalai, bendras pasivaišinimas, tai aš žinau, kad Zenius neskubus, tai su visais pasikalbės. Labai punskiečiams už dovanas, už gražius žodžius. Labai mums smagu, kad kas metai atvažiuojate, nes iš tikro, jeigu jūsų šioje šventėje nebūtų, tai mums atrodytų lyg tai kažko tai kaip ir trūksta. Tai ačiū jums už tai, kad esate mūsų labai geri kaimynai, draugai ir iš tikro esate kaip giminės. Scenoje Lazdijų kultūros centro kamerinis choras Gaustas, vadovė Birutė Vžesniauskienė ir akompaniatorė Rūtelė Varcinonienė. Sienas apčytus ir daug naujinėlių sparų, vėjais su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę, durys su langais ir slenkščiais buvo nupuolę, ogi traba visa visur iškrypusi rodės. Todėl tuo abu, kaip reikia tikriems gaspadoriams, vis lab vėl visyt ir provit sukosi greitai.
Virstojaus žagarų badavėjai parnešė glėbį, o gaspadinėjo pustynės mandagiai lopį. Tai po tam abu, daug dirbę bei trusinėję, valgį savo sužvejot, pas klaną nulėkė greitai. Ir kelias varlės bei rupūžės paragavę, Dievo iš širdies visos, viernai dėkavojo. Tu, žmogau niekingas, mokinkis iš čia pasitenkinti ir pasisodėdamas gardžiaus, neužmiršk savo Dievą. Scenoje Lazdijų kultūros centro kamerinis choras Gaustas. Girdėsime Gintaro Abariaus muziką žodžiais Vlado Bražiūno, aranžuotė Leonido Abario dainą Širdžių kalba. Iš to spalvingo rašto
miesto, kur teka Neris su žara. Aš lauksiu prie Vilniaus, Vilniečio Vilniaus, tavęs mano meilė yra. Neneš laivelį, neneš pro šalį, neneš mano meilės gilios. Neneški pro šalį, ačiū mūsų kaimynams. Na, labai gaila, kad jūs ko gero vienintelis choras, ne ko gero, ko blogo, kad jūs vienintelis choras rajone. Nes choras, tai aš manau, saviveiklos yra viršūnė, nes tai tikrai labai sunku. Žinau, ką tai reiškia. Tai su didžiausiu malonumu visos Veisiejų bendruomenės vardu dėkoju tau, Birute, ir jums visiems. Vadovai Birutei ir akompaniatoriai Rūtai ir aišku visiems dainininkams. Ačiū Jums. Ir šią šventę leiskite pabaigti taip pat Kristijono Donelaičio pamokymu. Kiekvienam daryti gerą savo darbu ir žodžiu. Visad elgtis taip, kaip dera ir teisingas būt geidžiu. Nekerštauti niekada, gyvo padaro gailėti. Dievą, žmonės jo mylėti, mūsų priedermė šventa. Kalbuosi su Lazdijų rajono savivaldybės meru Artūru Margeliu. Gerbiamas merė, norėjau jūsų paklausti, žvelgiant mero akimis, kaip jums ir koks atrodo Veisiejų miestelis? Na, iš tikrųjų, dar vaikystėje teko lankytis Veisiejuose. Kai ėjau į mokyklą, teko žaisti futbolą. Tai tada man ir tiesiog dar dalyvauti chorų festivaliuose. Tada Veisiejai man atrodė kaip toks sportinis, dainuojantis kraštas. Dabar, kai tapau meru, jau dirbu, tai Veisiejai man toks atrodo pats gražiausias kraštas. Nes čia yra ežero pusiasalyje, čia labai graži gamta ir tikrai jis, galima sakyti, pats gražiausias pasaulio kraštas. Džiaugiuosi, bet dar norėjau paklausyti tokio klausimo. Tiesiog vienas žmogus, nugirdau vieną žmogų netyčia kalbant. Jisai sako, kad Veisiejai yra bent keliais dešimtmečiais atsilikę nuo Lazdijų. Kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Na, aš galiu pasakyti, kad daugiausiai komentuoja tokie žmonės, kurie negali palyginti su kuo. Nes jeigu tu gyveni Veisiejuose ir mūsų lietuviškas mentalitetas sako, kad pas mus blogiausia. Bet kai tu nuvažiuoji, pasižiūri į gretimus kraštus, apylinkes,
Tad grįžęs daugiausiai tai žmonės pasako, kad yra čia labai gerai gražu, tai aš noriu pasakyti, kad žmogus nebuvo teisus. Visi yra iš tikrųjų prieki. Na, aš manau irgi turbūt tai čia žmogaus to žmogaus nuomonė, kuris galbūt net veisiejų ir nemylė, turbūt nėra patriotas. Na ir tradicinis klausimas, netgi toks kaip ir prašymas, ko palinkėtumėt veisiejų krašto žmonėms? Na, aš noriu pasakyti, kad veisiejų krašto žmonės labai yra vieningi, kad veisiejų bendruomenė labai vieninga yra ir tiek įstaigų, įmonių, vadovai, darbuotojai, žmonės. Ir tai gali pavydėti visi kiti kraštai jums ir aš noriu palinkėti, kad tas vieningumas, ištvermė ir siekimas tikslo išliktų, koks buvo anksčiau. To ir linkiu. Ačiū gerbiamam merui už nuoširdžius atsakymus.